Tai laba diena visiems, labas Domai. Labas. Dėkinga, kad dar kartelį sutikai mūsų sesijai atvirai tokiai visuomeniai ir tikiu, kad čia šiandien rasi savo dar vieną atsakymą. Šiandien mes susitinkam, dabar galvoju, 4, man atrodo, kartą, ar ne? Ar 5 net? 5 gal net. 5. O, super. Gerai, tai sveikinu visus, kurie šiandien skiria savo laiko prisijungti ir pažiūrėti Coachingo TV laidą Coachingas iš arti. Ir čia galėsite pamatyti Coachingo sesiją nuo užklausos, nuo pačios pradžios iki pabaigos rezultato, kurį pavyks šiandien pasiekti, ar ne. Gali būti kažkoks konkretus rezultatas, gali būti net būsena pasikeitusi, kas irgi yra rezultatas. Tai Domai, dar kartelį pasitikslinsiu, ar sutinki, kad mūsų šitą sesiją būtų įrašoma ir įrašų pasidalinta YouTube'e, Facebook'e, Lindekinė. Jo. Jo, ok. Jeigu ką, mes paskui veidą pamaskuosim, jeigu reikės. Paryškinsim veido bruožus. Ok. Tai Domai, sakyk, su kokia užklausa šiandien norėtum padirbėti ir pagildenti? Jo, tai aš norėčiau pagvildenti tą finansų temą, tą pinigų įsitikinimų temą. Ir kažkokią užklausą, tai nežinau. Ar turiu tokią tiesiogiai? Aha, ok. Tai kartais užklausą gali būti sunku taip suformuluoti iš karto. Tai jeigu gali man papasakoti, sakai, pinigų įsitikinimo tema, ar ne, su kokiais iššūkiais susiduri, kad sakai, jog tai yra įsitikinimai? Aš gal apskritai turiu tokį, nežinau, su atsakomybės tokį gal vengimą susiję, kad atrodo, kaip ir visą laiką jaučiu tą tokį norą turėti, labiau koncentruotis ten ir į kažkokį darbą, ar pinigus, į karjerą, bet to pačiu ir toks biški, nežinau, bejavaikis, kur atrodo ten, tai čia dar nenoriu, nereikia, čia pinigai patys ateis, tai buvo toks, įsivaizduoju, kad tokia kažkokia atrodo neužtikrintai kažkaip į tai žiūriu. Ten atrodo, ten visokios gal dvasingumus labiau kažkaip koncentruojas, arba šiaip ten kažkokias praktikas, meditacijas, manifestacijas, tokius atrodo labai taip per aplinkui. Ir noris gal tokio praktiškumo labiau ir to tokio praktiškesnio požiūrį į tos pinigus ir į finansus ir labiau per tą praktinę pusę, o ne per tą tokia, nežinau, dvasinė kažkokia. Tai tokias mintis ir gal atrodo visą laiką įsivaizduoju, visą laiką ten, kai ilgai kažką pagalvoju, pasėdžiu, galvoju, jo, aš tikrai ten, noriu tokio finansinio labiau stabilumo, ten į kažką koncentruotis ir atrodo, tik ten kažką pradedu, kažką galvoti, kažkokias idėjas kurti. Tai taip labai greitai ten dingsta ta motyvacija ir vėl kažką kitą pradeda vykti. Aha, ok, sakai, kad kai ilgiau pasėdė, pradedi galvoti, ar ne, kad norėtų to finansinio stabilumo, bet paskui mintis nueina, ar ne, kaip ir nustumi ir kažką kitą pradedi mąstyti, ar ne? Aha, o sakyk, tu pradžioj minėjai, kad pinigų įsitikinimo tema. O kaip tu manai, kokie tai gali būti įsitikinimai su pinigais? Nes sakai, kad atsakomybės vengimas, norisi to praktiško požiūrio, ar ne? Ir to finansinio stabilumo, bet mintis kitur eina. Ir apie kokį čia galėtų būti įsitikinimą? Ar ne? Kas tave riboja? Tai gal toks įsitikinimas, kad jeigu ten turėsi arba pradėsi uždirbinėti daug pinigų, tai nebeturėsiu ten laisvo laiko. Arba aš pats pasikeisiu. Tam, toks kažkoks paliksiu, kad kai pradėsi eiti pinigus, tai kažkoks tapsi, nežinau,
blogas, ne tai, kad blogas žmogus, bet kažkoks toks godus. Ok. Tai toks yra. Ir gal, nežinau, čia gal toks priešingas, nežinau, ar čia įsitikinimas, bet tokia gal ta pačia baime kažkokia, kad tas pinigų neturėjimo baime. Nu, kai dabar, kad neturiu pinigų, tai gal tokia baime, kad aš jų tipo neturiu ir neturiu to finansinio saugumo. O žiūrėk, čia du tokius dalykus, ar ne? Baimė pinigams įvardinai. Ir vat, tas įsitikinimas, kad jeigu uždirbsi daug pinigų, neturėsi laisvą laiko ir tapsi, nu, kaip įvardinai, kabutėse blogas žmogus, ar ne, tapsi godus ir pasikeisi. Kuris tau labiau atliepia, kuris labiau apie tave? Ar tu bijai pinigų, ar ne, kad jų sumažės? Ar tu labiau tiki, kad jeigu turėsi daug, gali pasikeisti? Nu, atrodo, gal su ta baime, kad atrodo, nu, aš pagalvoju apie tai, bet, nu, kai pagalvoju, tai man visą laiką, nu, užtenka, tipo, visą laiką ten, nu, tiem pagrindiniam poreikiam visada atrodo užtenka tų pinigų ir ten, nu, visada turi ten ką pavalgyti, ten, kur išsimegoti. Tai gal jo, ta baimė nėra toks esminis dalykas, gal tada jo, tas didesnis pagrindinė, ta didesnė tema galbūt to toks, kad kažkaip aš pasikeisiu arba ten turėsiu labai save aukoti, kad tas gauti uždirbtas pinigus. Turėsi save aukoti. Okay. Tai dabar žiūrėk, iš to, ką papasakai, ar ne, ar galėtum užklausą mūsų šios sesijos išvystyti, ko tu norėtum? Tai norėčiau panagrinėti savo baimę pasikeisti, tą tokį įsitikinimą, kad aš tapsiu blogas. Ir tas įsitikinimą, kad aš turėsiu save aukoti. Tiesiog norisi jį pakeisti. Transformuoti. Gerai. Panagrinėti baimę pasikeisti, ar ne, ir kad reikės save paaukoti tam, ar ne, atiduoti savo laiką, kad uždirbti daugiau pinigų, ar teisingai supratau? Jo. O žiūrėk, mes dabar turėsim kokias dar, kiek čia 40 minučių sesijai. Kokio rezultato norėtum iš šios sesijos? Baigėsi sesija mūsų ir tu sakai, pasiekiau rezultatą. Tiesiog tokio gal, nežinau, nusiraminimo tokio, realesnio to požiūrio ir tiesiog norėtųsi to įsitikinimo pakeisti, atrodo, prieit kažkokią tokį sveikesnį. Ta ribojant įsitikinimą pakeisti į palaikantį, ar ne? Jo, palaikantį kažkokią, kur nekiltų tokių blogų sąsajų. Okay. Kiek šita tema tau dabar apskritai yra aktuali nuo 1 iki 10? Ja, transformuoti šitą tavo įsitikinimą. Kokie 6-7. 6-7. Okay. Kiek norėtum, kad būtų? Kad šita tema kiek būtų? Jo, kad transformuoja, ar ne, ir šita tema tau jau aktualumu sumažėja. Ne? Kad kiek norėčiau, kad sumažėtų? Jo, nes tau dabar yra aktualu dėl to, kad tave tas įsitikinimas riboja, ar ne? Tas 6-7 įvertinai. Kiek norėtum, kad būtų, jis gali būti mažesnis, pavyzdžiui, galbūt tu nori to? 3-4.
3-4, kad liktų, okei. Nu jo, kad toks nebeveiktų tiek. Kad kai pagalvoja apie pinigus, ar ne, kad apie jų užsidirbimą, kad tavęs jau taip nebedirgintų, ar ne, kad būtų taip sumažėja iki 3-4 tas jautrumas tam, taip? Gerai. Dabar klausimas būtų, kodėl būtent dabar šituo gyvenimo periodu tau šita tema pasidarė aktuali, pinigų įsitikinimo? Dabar baiginėju bakalaurą ir atrodo jau prasidės tas toks suaugusio gyvenimas. Ir atrodo, jau vis tiek daugiau bus ir daugiau laiko skirti tam darbui ir apskritai karjerai. Ir atrodo, norėtųsi tokio pagrindo, jau po studijų pradėjo tokį pagrindą statyti, kurti pamatą. Supratau, ir nori to ribojančią įsitikinimą paleisti truputėlį, kad jis išeitų atostogą. Jo, kad išeitų iš darbo gal, kad net nebegrįžtų. Supratau, okei. Žiūrėk, tavo įsitikinimas kelis kartus paminėjai, kad jeigu daug uždirbsi, reikės aukoti savo laiką, ar ne? Ar šis įsitikinimas buvo tokiu tikėjimu tavo aplinkoje apie pinigus? Kad jeigu daug dirbsi, tai jeigu nori daug pinigų uždirbti, turi daug dirbti, aukoti save ir savo laiką. Kažkiek gal ir buvo, tiesiog gal labiau matęs, kad, tarkim, ten kokie tėvai, kad tiesiog jie gal laisvalaikį nelabai ką veikdavo. Ir, tas darbas, atrodo, kaip ir nebuvo jau tas pagrindinis, tokia labai daug nedirbdavo jie, vidutiniškai, ten kokią valandą savaitę, bet atrodo, kad kažkokią laisvą laiką gal neturėjo. Ir atrodo, čia gal net ne iš tėvų šitas, nežinau, nes, atrodo, tėvai tiesiog vidutiniškai dirbo, bet šiaip toks kažkoks yra, kad nelabai įsivaizduoju, iš kur jis atėjęs. Aha, o ar pažįsti tokių žmonių, kurie turi nemažai pinigų, ar ne, bet iš tikrųjų jie daug dirba ir save atiduoda, ir tu juos žiūri ir tau taip atrodo, kad turėti tiek pinigų, taip gyventi, reikia atiduoti savo laiką. Ar esi matęs tokių pavyzdžių? Jo. Nežinau, dabar vienas pavyzdys, tiesiog čia vienas iš draugų ir, grupioko. Tai nežinau, aš kai žiūriu, jis labai daug dirba, jis net ten gal labai daug neuždirba, bet tiesiog jis daug dirba. Ir tiesiog atrodo, jis laikam pavargęs, išsekęs ir nežinau, man jį žiūrint kyla toks, nežinau, kažkoks, gailestis, kad jis taip save aukoja dėl darbo. Nežinau. Toks, kad aš nenorėčiau būti jo vietoj. Okay. O kaip yra dabar su tavimi, nes žinau, kad tu dirbi, taip, studijuoji, baiginėjai mokslus ir dirbi. Jo. Ar yra kažkoks pas tave limitas, ar ne, kad aš daugiau negaliu dirbti, ar ne, nes jau atiduosiu savo laiką galbūt? Jo, čia kaip ir vyko tas toks pokalbis, tai aš jau kaip ir nebenorėjau prisimti daugiau valandų darbo, nes irgi iš karto atrodo asocijuojas, kad turi tiesiog daugiau dirbti, kad daugiau uždirbti. Tai nenorėjau, nes bakalaurą rašau ir norėjau daugiau laiko pasilikti mokslam. Tai gavosi iš tos pusės. Tai man atrodo, noris tiesiog neieškoti, kad daugiau valandų, bet tiesiog daugiau uždirbti per tas valandas. Ok, norėtųsi ne daugiau dirbti, o tiesiog daugiau uždirbti už tas valandas, ar ne? Ja, nes aš gal
nu, kaip gal net įsivaizduočiau savo tokią gal kažkokią svajonę, nu, kadangi man atrodo tas laisvalakis, nu, tiesiog kitos veiklos visai įdomu gyvenime. Tai ten gal net ir nedirbto, ten kiam valandų per savaitę, bet dirbt mažiau valandų, bet palyginus taip uždirbti vidutinišką algą. Kad, nu, dirbt mažiau, bet tiesiog daugiau laisvo laiko. Ok. Tai tu kiek girdžiu, susidėlioji tokius prioritetus, ar ne? Kas tau yra svarbu, kam nori skirti tą laiką ir to laiko nenorėtum atiduoti, tarkim, į darbo rankas. Jo, tai dabar atrodo, galvoju, toks, nu ir vėl toks atrodo, kyla kažkoks toks, nu šitą tokias dvi mano dalis. Viena dalis sako, nu, noris uždirbti ir daugiau, ir gal reikia paukoti, nu, tą laisvą laiką, nes tada, nu, galėsi daugiau ten uždirbti ir kažką veikti, o kita dalis sako, tada kam dirbsi, kad ten vėliau kažkada, nežinau, jaustumės laisvas. Nu, tokios kažkokios man dabar dvi. Aha, atsišaukia. Okay. Tai pirma dalis sako, gal tu daugiau dirbk, ar ne, ir uždirbsi, o kita dalis sako, kam dirbti, ar ne? Jo. Nu, tipo, toks pas mane kažkoks dar įsitikinimas kažkoks, nu, bet, tipo, tai koks tikslas čia dabar taip sunkiai, nežinau, daug dirbti ir ten, nežinau, išeiti nuo atostogų vieną kartą metuose, arba ten kažkada ateityje, ten po 5-10 metų, tipo, galėti ten laisviau, ir dabar gali mažiau dirbti ir tiesiog dabar mėgautis, tipo, iš karto, tiesiog mažiau dirbant. Aha, įdomu, dvi dalis pas tave atsišaukia, ar ne? O jeigu reikėtų, žiūrėk, Domai, kūnę pajausti, nes čia net labai gražiai išskyriai, net man reikėjo šitą vietą padirbėti. Jeigu kūnė reikėtų dabar paieškoti taško, kurioj vietoj yra ta dalis, kuri tau sako, gal tu daugiau dirbk ir uždirbk. Dirbk ir uždirbk. Ta dalis, kuri tau sako, tu geriau gal dirbk daugiau ir uždirbk. Gal kažkur krūtiniai jaučiasi. Krūtiniai, ar ne? O ta kita dalis, kur sako, palaiduok, Domai, kam tu dirbti daug, gali dabar mėgautis, ar ne? Nelaukti ten po 5 metų, o dabar gali mėgautis. Kur šita dalis gyvena pas tave? Žinau, kažkur pečiuos pasijauti gal. Pečiuose, aha. Labai gerai, kad tu taip kūną jauti, labai greitai. Ok, dabar žiūrėk, kadangi yra dvi dalis, galėtų man papasakot apie tą pirmąją dalį, kuri sako, gal tu daugiau dirbk ir uždirbk. Gyvena jinai pas tave kažkur krūtinėje, ar ne, ir vis tau apie save primena. Kokie yra teigiami šitos dalies ketinimai? Nu, tai teigiami ketinimai, kad jinai nori saugumo. Nori to tokio stabilumo, saugumo, tokio komforto, ramybės. Okay. O kaip manai, daugiau dirbdamas ar ne, ar gali gauti to saugumo, stabilumo, komforto ir ramybės? Ne tai gal, kad daugiau dirbdamas, bet turėdamas tą daugiau finansų ir geresnę finansinę stabilumą, tai taip, manau, tikrai jaučiausi saugesnis tą finansų prasme. Suteiktų tau. Nereiktų apie juos ten daug labai galvoti, nekeltų papildomą streso. Ok. Kiek procentų pas tave vyrauja va šita dalis?
kad daugiau turi dirbti, kad uždirbti turėtum geresnius finansus, ar ne, ir gautum to saugumo, stabilumo, komforto, ramybės. Kiek procentaliai šita dalis tavyje yra? Gal net ir sakyčiau, kad toks apie, jinai vis laik yra mano galvoj. Taip atrodo, jinai kaip ir į veiksmus retai kada perina, bet atrodo pačioj gal mintyse, tai pagalvoju vis, sakyčiau, gal koks 1%, jeigu taip mintyse. Gal 5. Nes taip vis atrodo, vis išlenda pagalvoju. Kad to norėtųsi, ar ne? Kad to reikėtų. Okay. Dabar žiūrėk, ta antra dalis, kur sako, kam čia tiek daug dirbti? Geriau dabar, čia ir dabar mėgautis, o ne po ten keliarių metų, po kažkurio laiko tarpo. Kokie šitos dalies yra teigiamų ketinimai? Ko jinai nori? Tai jinai nori laisvės, nuotykių, tiesiog kažkokių tai patirčių daugiau, džiaugsmo. Realiai tiek. Tokie jo pagrindiniai. Jo, nori laisvės. Ir jinai nenori prisimti atsakomybės, man atrodo, tada. Už ką jinai nenori prisimti atsakomybės? Už savo veiksmus, kad taip pat reikės įdėti pastangų, gal tinginė, nenori imtis tokių kažkokių veiksmų, tokia tiesiog nori kažkur plaukiot, žaisti. Okay. Kaip manai, dvi dalis pas tave, ar ne? Viena, kuri nori saugumo, stabilumo, komforto, ramybės, jinai užima pas tave 40-50%, ar ne? Ir ta kita dalis, kiek ta kita dalis galėtų procentaliai, kaip jauti, kuri nori tos laisvės, nuotykių, patirčių, džiaugsmo, nenori atsakomybės prisimti. Tai irgi sakyčiau, 40. Atrodo, O žiūrėk, kaip tu norėtum, kad būtų? Kuri norėtum, kad, nes panašiai procentaliai, ar ne? 40-50 dalis, kuri nori, kad reikėtų daugiau dirbti, kad to būtų finansinio stabilumo, ir ta kita dalis 40%. Kaip tu norėtum, kad pasidalintų? Aš dabar ateinant šį gyvenimą tapu norėčiau, kad ta finansinė dalis pastiprėtų. Ir labiau ten, koks gal 70%. O ta kita, atrodo, gal tos dalis, tipo, atrodo, nereikia jau ten, panaikinti nei vienos, nei kitos, atrodo, kad, gal tam tikrų laikų, tam tikrų etapų viena labiau pasireiškia, kitą kartą kita pasireiškia. Tai, dabar tos norėtus finansinis. Dabar žiūrėk, gaunasi iš to, ką tu kalbėjai, truputėlį rezumuos, jeigu leisi, ir norėsi, kad pabandytum kažkaip, nežinau, suvesti ir galbūt dar net ir naują užklausą perdaryti. Dabar žiūrėk, tavo užklausa yra panagrinėti tą baimę pasikeisti, ar ne? Ir apie tą pinigų įsitikinimą, ar ne, kad jeigu aš jeigu noriu uždirbti, turiu daug dirbti, ar ne, ir norėtum tiesiog tą dalį sušvelninti, bet dabar tu sakai, kad tu norėtum tą dalį pastiprinti ir ją pakelti net procentaliai, kad šiam etape tau yra tas aktualu. Tai apie ką norėtum, ar ją sumažinti, ar sustiprinti?
Jo, aš gal Mhm. norėčiau sumažinti įsitikinimą tą blogą, kad aš ten, tipo, tapsiu, kad apskritai ten, tarkim, tie pinigai yra blogai, bet aš tuo pačiu sumažinamas tą įsitikinimą norėčiau labiau tą dalį savį išreikšti. Nes jeigu atrodo, aš sumažinsiu įsitikinimą, tada man bus lengviau tą dalį priimti. Ok. Atrodo, jeigu aš priimsiu tą savo dalį, aš sumažindamas tas blogas sąsajas su tą dalim, ją galėsiu labiau iškelti. Tai jo, aš gal, taip, kad ta mano užklausa gal labiausiai būtų, kad norėčiau aš tą dalį savį pastiprinti. Ir labiau tų atsakomybės ir finansų. Okay. Va dabar aiškiau, ar ne? Tai kaip keičiasi sesijos metu. Tai tada pastiprinti tą dalį finansinę, ar ne, kad būtų tas stabilumas, komfortas, saugumas, ramybė, bet sumažinti įsitikinimą, ar ne, kad tavęs neribotų jisai, taip, kad tau padėtų tiesiog jis palaikytų ir leistų tau eiti ir eidamas negalvotum, kad čia aš dabar turiu aukoti savo laiką, ar ne, dirbdamas ir uždirbdamas. Gerai, tai dabar žiūrėk. Dabar tavo dabartinė situacija su darbu, ar ne, tu sakai, kad dirbi ten tokio etato, ar ne, uždirbi ir skiri dar laiko savo, ar ne, kaip norėtum, kad būtų, kaip turėtų atrodyti tavo darbas, tavo finansai, kad tave tenkintų? Toks svajonių, žinai, toks. Tu, ta prasme, pats darbas, kokia veikla darbo? Kaip turėtų pasiskirstyti, tarkim, dirbi tiek, uždirbi tiek, ar ne, ir jauti tame komfortą. Jo, tai aš norėčiau uždirbti 2,5 tūkstančio ir tai, manau, kokį ten 30 valandų per savaitę to darbo. Ok. Toks santykis. 30 valandų per savaitę ir 2,5 tūkstančio, taip, uždirbi į savaitę ir į mėnesį. Į mėnesį. Į mėnesį. Ok, pasitikslinu, žinai. Aha. Ok, ką tu turėtum daryti, kad pasiektum savo tokį užmojį, ar ne, tokį norą? Tai, atrodo, visų pirma, tai turėčiau tapti kažkokios tai srities specialistų. Ir man tas sritis dabar, tas sritis būtų psichologija. Psichologija, terapija. Ok. O kaip manai, psichologijai, terapijai, būnant šios srities specialistų, galima uždirbti 2,5 tūkstančio dirbant 30 valandų per savaitę? Taip. Ok. Ar pažįsti žmonių, kurie dirba 30 valandų per savaitę ir uždirba gerai? Tiek, kiek tu norėtum? Šiaip nelabai gal turiu tokių artimų. Nepasakyčiau, kad gal kažkas išsaugusi, bet nėra, kad labai apie finansus kalbam. Ok. Gerai, dabar žiūrėk. Kadangi pas tave yra įsitikinimas, ar ne, kad jeigu daug dirbsi, turėsi atiduoti savo laisvą laiką, ir tu žinai tiksliai, ko nori 30 valandų per savaitę ir uždirbti 2,5 tūkstančio, čia pradžiai. Taip? Aha. Tai kaip manai, kokio įsitikinimo tau reikėtų, to palaikančio, kad tau jis leistų pasiekti šitą tikslą? Koks turėtų būti tas
įsitikinimas, kad jį pakeistų, ar ne? Tai tiesiog, kad aš, visų pirma, kad aš galiu to pasiekti, toks padrasinimas ir toks, kad aš neaukosiu savęs, tipo, neprarasiu ten, nebus man kažkokios kančios tos pinigus uždirbinėti. Ir tai, tiesiog tai bus darbas. Suprantu, kad darbas ten, ne visada ten džiaugsmas ir laimė. Ir tiesiog tokio noris, tokio suvokimo, supratimo, kad, kad nežinau, kad tiesiog dirbsiu ir gerai gyvensiu. Jo, nes svarbu ne tik tai žinoti, ko tu nori atsisakyti, ar ne, va to ribojančių įsitikinimų, bet į ką nori pakeisti. Užtat aš tavęs ir klausiu. Jo. Tai jo, tiesiog ir tokio noriu įsitikinimo, kad aš galiu tiek uždirbti ir tuo pačiu mėgautis gyvenimu pilnavertiškai. Ok, labai gražus įtikinimas, ar ne? Aš galiu tiek uždirbti ir mėgautis tuo pačiu gyvenimu, ar ne? Dabar žiūrėk, aš noriu, jeigu aplinkoje tokio žmogaus nepažįsti, tai gali tai būti, nežinau, personažas, įsivaizduojamas žmogus, žmogus matytas, nežinau, filme kažkur ar ne. Taip pat sugalvok žmogų, vyrą, kuris visą tai turi. Jis dirba, taip, ir gali uždirbti tiek pinigų, kiek tau norėtųsi ir tuo pačiu mėgausi gyvenimą. Ar turi aplinkoje tokį žmogų? Jo, galiu įsivaizduoti tokį labiau matytų žmonių. Aha, ok. Ir tuo pačiu analogiškai moterišką lytį. Moteris, kuri uždirba tiek, kiek tau norėtųsi ir tuo pačiu mėgaujasi gyvenimu. Turi taip tokį žmogų? Taip. Ok. Dabar žiūrėk, aš noriu, kad tu truputėlį atsitrauktum taip nuo savęs į stebėtojo poziciją, nes kadangi jau dirbam su stebėtoju anksčiau, tai... Jo stebėtojo pozicija. Tu matai domą, kuris nori uždirbti 2,5 tūkstančio, ar ne, dirbti 30 valandų per savaitę, tai jo toks laiko tarpas ir finansų santykis, kuris jam leistų mėgautis gyvenimu. Kaip manai, ko domui, taip žiūrint iš šono, trūksta? Gal tokios trūksta darbo etikos, disciplinos tokios. Ok, darbo etikos, disciplinos, ar dar kažko trūksta? Tiesiog gal tokių gerų pavyzdžių, kaip tai turėtų atrodyti tą pačiu. Gal palaikymo. Tokio
Ryšto, sakyčiau, trūksta ryšto. Aha. Ar teisingai girdžiu, kad ryšto jam labai trūksta, nes toks buvo net ryšto. Nu, ne, gal ne tai, kad labai, bet atrodo, norėtųsi. Ar žiūrint iš šono, ko dar jam trūksta? Darbo etikos, disciplinos, gerų pavyzdžių, palaikymo, ryšto. Tai jau tokio praktiškumo. Praktiškumo kam? Na, to pačiu praktiškumo iš tos pusės, kad gal turiu gal ten daug tokių kažkokių socialinių kažkokių įgūdžių, ten emocinių, bet tokia norėtųs daugiau to pačiu tų tokio tokio tokių žinių gal, atrodo, iš tos finansinės pusės, tam kažkokių, nežinau, nu jo, iš finansinės pusės, kaip tam su pinigais geriau elgtis, kur ten gali sutaupyti, kur gali investuoti, kažkur išleisti, tinkamai. Okay. Dar trūktų kažko domui, kad jis galėtų savo leisti, uždirbti ir mėgautis to gyvenimu. Na, čia kai atrodo ir su to palaikymu, tai atrodo tokia pirma, kas šauna ir gavo, tiesiog tėviško palaikymo tokio. Tokio iš tėčio tokio palaikymo, norisi. Kaip turėtų atrodyti tas tėviškas palaikymas? Tai gal tiesiog iš tokios tokio rūpesčio pusės, kad tiesiog paklausti ir toks paskatinti. Tėviško palaikymo, tokio nerūpesčio, kad palaikyti, paskatinti ar ne, paklausti. Ar dar būtų kažkas, ko domui trūksta? Ne, viskas. Čia labai gerai stebėtojas padirbėjo, labai daug ištraukė, ar ne? Tai sakai, kad žiūrint iš šono, tai domui trūktų darbo etikos, disciplinos, gerų pavyzdžių, to tėviško palaikymo, ar ne, kad paklausti, paskatinti, praktiškumo iš tos finansinės pusės žinių, ar ne, kur galima sutaupyti, investuoti tas informacijas. Taip? Dabar žiūrėk, kadangi prašiau pradžiai įsivaizduoti vyrą, moterį, ar ne, kurie jau tą yra pasiekę ir tą jau daro, ko tu norėtum. Tai norėčiau tada, kad nukeliautum į tą vyro poziciją, ne, to įsivaizduojamo arba konkretaus galbūt vyro poziciją. Duok man žinoti, kaip pavyks. Ar galėtum truputėlį papasakot, ką šis žmogus daro tokio, kas jam leidžia būti tame, kur tu nori atsidurti?
Gal jis išsikelia tokius realistiškus tikslus ir, nu, atrodo, link jų juda po truputėlį. Ir atrodo toks, nežinau, tas toks lėtas tuo pačiu procesas, bet ir jis, nu, lėtai auga, lėtai juda po truputį. Ir vis tobulėja, atrodo. Nu, taip įsivaizduoju. Nes čia man patrūktų, kad aš labai viską noriu greitai. Atrodo labai. Ir tokio organizuotumo. Tai, nu, ką dabar matau, atrodo, kad, nu, jis tiesiog realistiškai įskėlė kažkokius, nu, mažesnius tikslus, mažesnę tą judėjimo kryptį, ten jos pasiekė, juda toliau. Okay. Išsikelia realius tikslus, ar ne, tokius mažesnius ir nors lėtai, bet juda į priekį, auga, tobulėja, ar ne? Ja. Aha, o kuo jis tiki, kad jam va tai pavyksta daryti? Koks jo va įsitikinimas jį ten lydi, leidžia jam to pasiekti? Nu, to pačiu toks įsitikinimas, kad, nu, stabilumas, toks viskas stabiliai ir po truputėlį. Atrodo toks, kad, nu, jis nesitikė per daug, nebando ten užgošti iš karto visko, bet tiesiog taip realistiškai žiūri į viską. Tai toks, kad va, nu, įdėsi po truputėlį ir pasieksi, ką norėsi. Okay. Įsitikinimas, kad judėsiu po truputį ir pasieksi viską, ko norėsi, kad ir iš lėto, ar ne? Jo. Aha. Galbūt dar kažką matai, ką šis vyras tokio daro, kas tave žavi ir kas jam leidžia pasiekti va, tai, ką tu norėtum turėti. Tai toks aiškumas gal tokia, atrodo, kad jis turi tokią aiškę viziją, nu, nors ir va, pasakiau, kad mažai žingsnelis, bet to pačiu jis turi tokią ir didelę viziją, kur mato, nu, kur link juda. Toks, atrodo, aiškumas, tvirtumas, tokia vizija. Ką tu norėtum pasimti va iš šio žmogaus savo? Nu, tai gal to gal ir norėčiau, kad tokio po truputėlį ir tobulėjai. Tiesiog to tokio, nu, kad priimt, nu, kad, nu, taip atrodo visai efektyvu ir tas judėjimas atrodo, nu, pastovus, negu kad, nu, kaip gal pas mane būna, kad labai ten kažką įsivaizduoju, dabar neturiu ir iš karto toks kažkokios mintis, kad ai, tai čia niekada neturėsiu. Tai kažkokie, nu, be kažkokio aiškumo, tos tokios tikslai ir labai mane kažkaip tada prislegia. Tu norėtum realiai iš šio žmogaus pasimti tą aiškumą, turėti savo viziją, ar ne, link ko tu keliauji, ir pasimti tą efektyvų pastovų judėjimą, ar ne, link to. Nu, tai ja, realiai norėčiau viską iš to žmogaus pasimti. Viską, okei. Aha. Nu, tas apie kurias kalbėjau. Gerai. O dabar čia buvo tikslas pasižiūrėti, ar ne, iš šono, ką žmogus daro, kad jam pavyksta, ar ne, ir pasimti va tą resursą savo. Tai tu atsakai, kad tu norėtum dar kartelį vardinti, pasimti iš šio žmogaus. Tai norėčiau iš jo pasimti tą įsitikinimą, kad, nu, judu po truputėlį ir pasiekiu to, ko noriu. Ir tiesiog turėti tokią aiškią viziją ir žinojimą, kur aš einu. Man čia platesnė vizija. Okay.
Tai ačiū tavo šitam nuostabiam vyriškam pavydalui, kuris tau parodė, ko tau reikėtų. Dabar keliaukim pas moterišką pavydalą. Irgi, ar tai kažkoks realus žmogus, ar kažkoks tai personažas, ar turi tokį žmogų? Jo. Ok, tai būtų taip analogiškai. Ką ši moteris daro tokio, kas jai leidžia pasiekti tavo norimą tikslą? Atrodo, kad jinai tokias pilnai savo potencialą atskleidžia, savo įgūdžius pilnai išnaudoja. Ten. Taip atrodo labai su savim susidirbusi. Kas jai leidžia atsidurti tame taške, kad į savo tą potencialą atskleidžia ir susidirbusi yra su savimi? Ką jai tokia darė, kad tau atrodo, jog ji tokia? Atrodo, kad jinai labai daug į save įdėjo daug tų pastangų į savęs pažinimą ir tuo pačiu, irgi atrodo, kad ten, gilino žinias, tobulino įgūdžius ten, tiek psichologija, tiek ten visokie mokymai, visokie kursai, studijos, tiesiog toks mokymasis ir dar apie savęs nagrinėjimas. Okay. Ar dar būtų kažkas? Tiesiog atrodo, kad jai viskas tiesiog taip gaunasi natūraliai. Atrodo kažkaip iš moteris pasižiūri, kad jinai tiesiog taip, net pastangų įdėti nereikėjo, taip pažiūrėjus iš pirmo žvilgsnio. Okay. O kas, žiūrėk, jai leido, kuo jinai tikėjo, kad žmogus pažiūrėjęs iš šonų atrodytų, kad jai natūraliai viskas gaunasi, ar ne? Natūraliai potencialą savo realizuoja, įgūdžius, su savimi dirba. Kuo ji tikėjo, kad gali būti tokia? Atrodo, tiesiog tikėjo, kad suprato, kad čia yra mano dalykas, mano veikla ir man čia faina ir aš noriu čia tobulėti, ten karjerą daryti. Tai realiai ji rado tą savo dalyką, ar ne, tą savo veiklą, kurioje nori daryti karjerą, ar ne, ir tas jį sukuria tokią įsivaizdavimą, kad jai viskas vyksta natūraliai, lengvai, ar ne, ir gali 100% savo potencialą panaudoti ten. Jo, gal toks kažkoks, kad, kai darau tai, kas man patinka, tai tada ir tai neatrodo lyg darbas. Bet jį gauna už tai užmokestį, ar ne? Taip. Okay. Ką norėtum iš šitos moters pavydalo, ar ne, vaizdinio pasiimti savo? Tai irgi tokio tikėjimo atrodo ir tokio to paprastumo, natūralumo, kad, tai čia gali ir darbas atrodo ir tokį pilną malonumą pats darbas iš savęs teikti ir tai gali smagu būti tokia tiesiog, kad darbas yra malonumas.
kažkas Okay. mėgstamas darbas. Okay. Tai padėkok šiam moteriškam vaizdiniui ir tada grįžk į save. Ir dabar žiūrėk, pabuvai stebėtojai ar ne, įvardinai, ko Domui trūksta, nes kai įvardini, ko trūksta, tada gaunasi toks, kad, dar neturiu pilno bagažo, ar ne, ir čia man ir to trūksta. Bet pasaulyje yra, šiandien pažiūrėjom 2 žmonės, ar ne, vyras, moteris, kurie jau tą turi, tai, ko tu nori, vadinasi, tas įmanoma, ar ne, ir galima pasimti tiek iš vieno, tiek iš kito dalykus ir pasimti savo, ar ne, dalinasi jie, ar ne, tau viską parodė, viską pasakė, tik savim pasidalino. Tai dabar žiūrėk, tu sakai, kad norėtum iš vyriško vaizdinio pasimti tą tikėjimą, kad judu po truputėlį į priekį ir pasiekiu tai, ką noriu, turėdamas tą aiškę viziją, ar ne? Kiek dabar tavyje to yra? Kiek tu dabar, pavyzdžiui, aiškumo turi, ką tu nori daryti? Aš gal turiu tokią visai viziją, bet neturiu dar kažkokių tokių aiškių detalių. Tai sakyčiau, gal koks 100%. Bet viziją turi, ar ne? Tai realiai 60% sudaro tas vizijos matymas, ar ne? Jo. Ir tada 40% sudarytų kas? Jau tie tokie tikslesni detalės. Tie žingsniai, ne? Ką reikėtų daryti? Jo, žingsniai. Ir kaip manai, jeigu tu tikėtum tuom, kad jeigu judėsiu po truputėlį link savo vizijos, kurią tu turi, ar ne, ir pasieksiu tai, ką nori, kaip manai, ar tas įsitikinimas tavo, kad reikia dirbti daug ir sunkiai, būtų dar labai aktyvus? Gal galit pakartoti biškį. Okay. Žiūrėk, pas tave yra, tu tiki tuom, kad tam, jeigu uždirbti pinigų, ar ne, reikia daug ir sunkiai dirbti. Taip. Tai jeigu tu žinotum savo aiškę viziją, kad tu nori atsidurti ten ir susidėlioji žingsnius, tuos mažus, lėtus, tuo lėtu tempu judėsi link jo, link savo vizijos, kaip manai, ar tas įsitikinimas tavo, kad reikia daug ir sunkiai dirbti, kad uždirbti, dar būtų labai aktyvus ir tave veiktų, jeigu turėtum šitą savybę, susidėlioti viską aiškiai? Ne, visai, manau, apmažėtų, nes tiesiog atrodo toks ir kažkoks aiškumas atsiranda ir tie tokios žingsneliai atrodo tokie paprastesni negu judėjimas. Ten iš karto sunkių darbų. Jo, tai po truputį. Sumažintų. Okay. Iki kiek sumažintų? Nes tu dabar kiek čia aš pasirašysiu, sakėjai. Ne, neturiu pasirašysiu, kiek čia. 3, 4. Jo, manau, kad jeigu vien tas, tai gal kokių 5 sumažintų. Okay. Kaip 5 sumažintų. Gerai, mažėja, gerai keliu judam. O dabar žiūrėk, moteriška, ar ne, sritis, kuris sako, kad reikia tikėti, kad paprastumas, ar ne, ir galima dirbti ir malonų darbą, ar ne, nebūtina kankintis, tiesiog reikia rasti tokią sritį, kad tau būtų malonu eiti į darbą ir net nejaustum, kad tu ten dirbi, ar ne, ir gali ten savo tą potencialą realizuoti, tuo pačiu į save gilinti žinias, ar ne, save pažinti, kas leistų atrodyti taip pat, kad pažiūri įdomu ir sakai, wow, kaip viskas natūraliai pas jį atrodo savaime, ar ne. Kaip manai, jeigu tą įsitikinimą turėtum, kad darbas gali būti ir malonus, ar tas įsitikinimas, kad reikia daug ir sunkiai dirbti, kad užsidirbti, dar būtų
ar sumažėtų jo aktyvumas? Jo, aš manau, šitas tai labai paveiktų, nes kažkaip aš turiu tą tokį, atrodo, iš to ir kyla ta tokia didžiausia, sunkumas tiem pinigam, nes atrodo, tai kodėl aš apskritai tam turiu dirbti ir toks atrodo, kad čia sunku ir atrodo tasai, kad va darbas gali būti ir tokia maloni veikla, tai gal kokių 2 net. Ok. Gal net ir mažiau. Gal net mažiau. Wow, tai čia netgi rezultatas būtų dar geresnis, ar ne, negu buvai iki 3-4 nusimatęs, ar ne? Jo, nes atrodo, ir kaip ir dabar kalbėjom, atrodo, tas man kažkaip ir išlenda, kad va, net nežinau, atrodo, vieni ten žodžiai ten iš tėčio gal, kur ten kažkas sako, va, eik, tipo, ką tu čia, tipo, ten kažkur aš ten kažkur ėjau, žygį kažkokį sako, kokias čia žygis vaikščiai, tipo, eik, dirbk geriau. Ir atrodo, man, jaučiu, tie žodžiai atrodo pradėjo suktis galvoj, kad, va, aš nenoriu, tipo, dirbti, aš noriu ten tiesiog mėgautis. Ok, ir tu dabar žiūrėk, va, tėčio žodžiai, ar ne, ir ta moteris, kuri tau yra kaip pavyzdys, ar ne, tokias priešingybės, nes moteris tau parodė, kad galima tą dirbti ir tuo pačiu mėgautis, ar ne, turėti tą malonų jausmą, tą malonų laiką, ar ne, nebūtina, gal net ir per žygį einant galima dirbti. Taip? Ir turėti. Dirbti su savim galbūt galima, kas tau leis paskui savo tą potencialą realizuoti. Tai žiūrėk, sakai, kad realiai va, tas veiklos, ta mylima veikla, tokia mėgiama, sumažintų tą tavo įsitikinimą, ar ne, kad reikia daug ir sunkiai dirbti. Jo. Aha, tai mes turim tokius raktus, ar ne, reikia tiesiog žinoti aiškiai viziją ir žingsnius, ar ne, judėti iš lėto link to. Ir reikia turėti tokią veiklą, kad tau būtų jinai maloni ir galėtum ten save realizuoti. Tuo pačiu patenkinant savo poreikį mokytis ir gilintis į save, ar ne, ką minėjai pradžioj. Jo. Kaip pasikeistų tavo ateitis, jeigu va šitos 2 dalykus sujungi ir keliauji dabar, žinodamas, kad tai tavyje? Tiesiog atrodo tokia ramesnė, taip pat atrodo aiškesnė, ramybės kažkoks labiau jausmas, aiškumo. Kad atrodo realistiška. Realistiška, ar ne? Ok. Ką galėtum padaryti, nes čia apie tokį veiksmą labiau, ar ne? Tu sakai, realistiška vadinasi, jeigu padarysi, tuomet tavo tas įsitikinimas sumažės, ar ne? Iki 2, gal net ir mažesnis. Ką žinau, tai man atrodo, kad dar labiau atrodo išbandyti save toje veikloje. Tarkim, kad aš žinočiau, kad ten mano veikla, aš turiu vis tiek kažkokią tai praktiką įgyti, kad sužinočiau, ar tai tikrai mano veikla. Tai atrodo, tiesiog save išbandyti galėčiau. Aha, save išbandyti tam, kad sužinotum, ar tikrai tai yra tavo veikla, ar ne? Toks atspirties taškas, kad būtų. O kaip tu galėtum tą padaryti, kaip galėtum save išbandyti? Kad rasti? Šiaip pagalvojus, tai aš dabar visai darau ten tų dalykų, kur išbandau save, tai tuo pačiu ten jaunimo linijoje savanoriauju. Tai atrodo, kažkiek to yra, kur ten bendravimas su žmonėm ir tokia emocinė parama. Ir tada dabar tikriausiai vėsiu, fasilituosiu
genčių tokį ratą, ten vyrų ratą. Tai irgi atrodo, kad ten irgi toks save išbandysiu. O tu gali patikslinti, ką reiškia fasilituosiu? Tai fasilitavimas ten maždaug ten aš ir dar vienas kolega palei gairias padėsim tokiam tam vyrui ratui tapti savarankiškiam. Tai iš pradžių ten kaip ir mes vėsim ir po truputėlį per 8 susitikimus, jiem perduosim tą tokį valdžią labiau. Ir mes juos vėsim ir po truputėlį atsitraukinėsim. Tai toks tiesiog kuravimas to viso veiksmo ir tiesiog vėliau atsitraukimas. Ok, stipru. Čia tokia stipriai gali, ar ne, jaunimo linija, kuravimas vyrų gentyje, ar ne, toks savęs išbandymas, ar ne, ar tau tikrai ta veikla yra tinkama. O tau dar kyla šiaip abejonių, ar ta veikla tau yra tinkama? Tas psichologinis, terapinis darbas. Nežinau, gal grinai, kad ar man tinkama, tai abejonių nekyla, bet tiesiog gal atrodo, kad gal ir kitokių veiklų yra, kur man tiktų, bet dėl šitos tai kaip ir nekyla. Ar norėtum? Yra tam dar kažkokie pagalvojimai, kad dar kažką to pačiu norėtus labiau fiziško veikti. Tam tiesiog kažką, nežinau, užim kažkaip save fiziškai, kažkokį ramą, atrodo, fizinį darbą, nes visi šitie tokie darbai, tiek ta inžinierija, tiek tas tokie labai, protiški, ten daug tokių emocijų, tai gal kažkada dar save atrasti kažkokioj tai fiziniai veikloje, nežinau, kokiam tam namų statymė. Aha, okei. Tai atradimų dar gali būti, kiek girdžiu ateityje, ar ne, tas veiklos, kad galėtum ir emociškai dabar gauni, ar ne, kiek girdžiu, emocinį tokį, ir dar fizinį trūkti, ar ne. Okei, tai, sakai, dar labiau išbandyti save, ką dar galėtum tokio padaryti, kad va tą įsitikinimą, kad galima rasti mylimą veiklą ir judėti po truputėlį link savo tos vizijos mažais, nors ir lėtais, bet užtikrintais žingsniais. Ką dar galėtum padaryti? Kad tą įsitikinimą integruoti, ar ne? Kad jisai pasikeistų pas tave. Tai galėčiau susidėliotos žingsnis. Mažas žingsnis. Ir tai sudėlioti žingsnis ir dar atrodo, pabendrau daugiau su tos srities specialistais. Ok. Atrodo įdomu. Gal dar kažkokios mentorystės, kažkada pagalvojęs, atrodo irgi, niekad nesudaręs, bandęs. Tai kažkokios mentorystės gal norėtus ir būtų įdomu išbandyti. Tiesiog ten irgi su tos srities specialistų, tarkim. Išgirsti kažkokių patarimų. Tokia būtų pagalba, palaikymas, ar ne, netgi tas iš tėviškos pozicijos, kur tu sakai, tau labai trūks, ar ne, gautum galbūt. Jo. Okay. Ar būtų dar kažkas, ką reikėtų padaryti, kad tą įsitikinimą integruoti, ar ne? Išbandyti save, taip, kuravimas vyrų gentyse, tarkim, leis dar pasitikrinti, tada galbūt ateityje fizinį kažkokį darbą turėsi, ar ne, kur patikrinsi taip pat save, tada reikėtų susidėlioti jau tos žingsnius link savo tos vizijos, ko tu norėtum, kurią turi, pabendrauti daugiau su tos srities specialistų, mentorystė, ar dar būtų kažkas, ką reikėtų, ar užtenka, kaip jauti? Manyčiau, užtenka kol kas. Ok, gerai, dabar žiūrėk. Ką per 48 valandas galėtum padaryti? Kokį pirmą žingsnį žengti per 48 valandas, kad nenusivėlint, nenusitempt, nepamest? Kad tam malonu, aišku, nebūtų kažkas prievartos, labai įtampas. Tai tiesiog gal galėčiau pasiieškoti, gal yra kažkokių
kas teikia tą tokią mentorystę, apskritai gal yra kažkokie, nežinau, susitikimai kūne ar kažkur, atras kažkokią tokią bendruomenę ar veiklą, kur gal daro tokius dalykus. Nes šiaip nelabai esu domėjęsis. Ok, manau, kad čia labai stiprus toks žingsnis. Atsirandi tą bendruomenę, tas, kas daro tą mentorystę ir galėtum gauti tavo tokį palaikymą iš šono, kad daryk domai, tu gali, tau pavyks ar ne, tu turi viziją, tu turi misiją, ką tu nori pasiekti. Ok, tai 8 valandas, šitas pirmas žingsnis tau būtų toks įmanomas. Jo. Okay. Dar būtų kažkas ar kol kas tiek? Kol kas dabar tiek. Dar vienas dalykas, kas mane labiausiai gal atrodo stabdo, tai tas, kad galimai reikia studijuoti bakalauro psichologijos ir labai ilgai atrodo. Tokia vien mokslai, tai visas procesas labai taip atrodo. Kažkiek numušama. Jo, tai žiūrėk, šitą temą galėsim mes po sesijos pabendrauti, pasidalinsi ir jeigu gali, nes jau mūsų laikas į pabaigą, 1-2 sakiniais trumpais, ką išsineši šitos mūsų sesijas, ko jie tau buvo naudinga. Tai tiesiog padėjo labiau suvokti, kad aš kaip ir judu jau link to tikslo, labiau, taip supratau, kad judu ir pamačiau, ko dar trūksta ir, išsinešu tą biškį, tokį sumažinau tą savo, atrodo, tą tokį ribojantį biškį įsitikinimą, kad, atrodo viskas aiškiau. Ok, labai labai smagu, nes kai žinai, ko trūksta, ko reikėtų, tai tada tas įsitikinimas žiūri jau nebe toks ir didelis, ar ne, nes kai nežinai, to aiškumo nėra, tai tada atrodo, taip, tikrai taip yra, taip, tikrai turiu dirbti daug, kad uždirbti, ar ne, nes tiesiog galbūt nežinau, ką daryti, nėra to aiškumo. Jo, tai ačiū tau, Domai, už dar vieną mūsų sesiją, kad tu išdrįsai, pasirašei ir pasidalinai savo vidiniu pasauliu ir kas ten žino, gal ir trečia pasižiūrėsim, ar ne, nes čia užklausų nuo to yra. Tai ačiū tau, ačiū, kas žiūrėjote, tikiuosi buvo naudinga, net nebejoju, kad buvo naudinga ir tada iki kito mūsų susitikimo, kitos mūsų sesijos. Iki, Domai. Vis.